Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad tai turi būti privaloma kiekvienoje mokykloje tokie kursai ir ypatingai vaikams, kadangi pati auginu sūnų ir norėčiau, kad jisai mokytųsi pagal tokią sistemą ir ko gero ne vien tik tai anglų kalbą. O dėl kursų galiu pasakyti tikrai, kad studijavau mokykloje tą kalbą ir įsivaizdavau, kad gramatiką moku ir žinau. Ir ta prasme nardžiau ten po tuos laikus, tik nemokėdavau to panaudoti praktiškai. Tai tas, nežinau, kiek tenai 7 metų studijavimas visiškai nusibraukė, kai reikėjo realiai nuvažiuoti ir bendrauti, nes niekada nežinojai, ką sakyti. Atėjus į šitus kursus, praktiškai per vieną dieną supratai pamatytą visą jūrą ir pamatai, kas yra kaip. Jokio maišymosi ir viskas aišku ir tiesiog atsivėrė akis. Ir dar dėl žodžių noriu pasakyti vieną dalyką, kad įsivaizdavau, kad mano gera yra atmintis ir galiu išmokti 3 žodžius per savaitę, tai buvo super. Ir kada buvo skirtas čia pusvalandis išmokti žodžiams, aš per 20 minučių išmokau 20 žodžių ir likusias 10 minučių tiesiog negalėjau to patikėti. Supratau. O gal kokį žodį galite pasakyti, kurį išmokot naują? Labai geras žodis, dviprasmiškas, ambiguous. Tai buvo pats sunkiausias mano žodis. Supratau. Ir ką tai reiškia? Dviprasmiškas.